Tai vat, sekmadienis, niekur neskubam, labai ramus rytas. Čia dar kadrų, kur išsikroviau. O dabar toliau krausim. Reikia pasivaryti traktorių, parsivešim lentas ir važiuojam. Čia reikia saukoti pašnekėti, reikia šitas žalias tvarkyti. Dabar mums reikia pakrauti viską, kas čia yra. Pakraunam, ką jau dabar. Kai pagalvoji, kai esi vienas, tau reikalinga labai rimta sistema, kad viską efektyviai galėtum padaryti. Tai dabar aš turiu pakrautą priekabą, turim ilgų, storų, visokių. Ir aš galvoju, man reikia labai atsakingai ten išsirūšiuot, kad kai man reiks ilgos lentos, aš žinau, kur nueinu ir paimu ją. Nieko atkrausti nereikia. Man reikia balkę, nueinu ir paimu. Nieko nereikia galvoti. Tai reikia šitaip susidėti. Vykstam. Paplanuojam. Čia dėčiau 6 metrų tas. Ten prie galo balkiai. Ar kažkur. Čia reikia šitą kampą atsilaisvinti. Ar čia būtų naudinga. Nu, pagalvosiu. Nemeluosiu, visas šitas dalykas yra pats sudėtingiausias Lego, kokią esu žaidęs. Taip, išsikrovau vieną priekabą.
Ir mama pakvietė čili troškinio. Tai važiuosi čili troškinio, nes labai nori. O atrodo vėl šiukšlynas, bet šiaip mažėja šmutkių. Tai neblogai, ane džeriukų. Ir little progress update. Turim visas lentas išsivežę iš čia. Liko va šakaliukai, pagaliukai, plius dideli balkiai. Kol kas neturėjom vietos, bet per kitą savaitę padarysim. O šitaip atrodo dabar mano surūšiuota mediena. Tai turim... Eik savo čia OCD heaven man, žinai. Turim gražiai ilgasis lentas užtabeliavę. Turim tokias gegnes užtabeliavę. Mano gelžgalį aliumas. Ir šitos trumpesnės lentos dar į kitą vietą eis. Bet kol kas yra pakrautas čia. Tai dabar prisikrauna malkų. Eisim štabeliot prie durų, kad žiemą nereiktų per baisios pūgas eit malkų. Ir eisim ilsėtis. Nes ryt darbelis jau. Nu tai pakraunam. Labai žiogai. Koks tu didžiulis. Nebūk. Šitas kadras truko apie 1,5 valandos, o tu žadėjai jį praskipint. Gaila, kad kol kas galiu pasakyti ačiū už viską, ką daro dėl manęs, už visą pagalbą, kurią gaunu. Bet aš kada nors atsilyginsiu. Viliuosi, kad greit. O dabar padarom, kad čia būtų per daug malkų. Tai va. Turim gražiai suštabiliuotas malkas. Realiai čia pasibaigs pirmaninio užduotys. Nes pavargau. Taisim nusiskinto baliuką. Ir eisim ilsėtis. Susitiksim antradienį. Trečiadienis. Turim apvalytą sandėliuką. Tai čia dar vienas reisas ir viską, kas liko, išvešim. Tik reikia dar viską, kas pakrauta, sudėliot gražiai. Tai toks šiandienos darbas. Kimbam jį. Nemeluosiu, kartais sudariu su tokią dieną, kad nuskaud, žinai, ranką, o pavyzdžiui dabar, nein pakelt dalykų tiesiog. Tai mano pasirinkimai arba varyt per prievartą ir apsimest, kad šitus darbus būtina dabar pasidaryti, arba organizuotis poilsio dieną, nes realiai varau nuo
užpraeitą savaitgalį be perstojo. Ir dabar būtų jau protinga sustoti sekundai. Tai yra trečiadienis. Šiandien sustokim. Eisiu užparkuoti traktorių, kad ant jau nepiltų vanduo, jeigu lys. Ir šiandien pailsėsim. Ir gal rytoj galėsim kaip toliau į darbą. Pailsim. Hazel! Šeštadienis. Penktadienį po darbo galvoju, reikia greičiau nusifrezuoti žemę ir pasisėti. Bet susidūriau su problema. Bandant nusimti nuo traktoriaus priekabą. Mano kaištas visas išsiraitė ir neišėjo nuimti. Tai nepavyko. Tai turim quick fixą. Nusipirkau naują įrankį. Susitvarkysim. Taip, dabar reiks kažką sugalvoti, nes mes turim tą dalį, kur išpjoviau, jinai stovėdavo tarp šito ir šito. Tai reikia kažką sugalvoti dabar. Nu tai kažką kažkaip. Pavyko! Susidėjom. Tai dabar reikia gramdyti čia viską. Ir žiūrėsim, gal eis išvažiuoti.
Važiavam, apsižiūrim, kaip atrodo, vis tiek biškivelį, bet ne tragedija, ne? Jo, pohai, nu žiemą paskui reikės išsiardyti, čia vis tiek neblogai. Nuriedam. Tai vat, sušalau, sušlapau, gal įpusėjau lauką, bet einu šuniukus parvesti į vidų ir pas biškį susišildyti. Gal paskui pratęsim, einam šuniukai. Kas vandenį išpylėt? Einam šildytis. Tai va, pasturbinom aprangą, galėsim varyt toliau krapštyt. Tai apsirengiam ir varom. Taip esu darže, viską sumakalioju čia, einu pabaigti dar tenai galiuką ir šeštadienio darbai galimai bus baigti. Tai skriem.